Sveiki, čia aš Wizardas ir čia mano naujas YouTube channel. Tai šiandien aš parodysiu, kaip reikia farminti. Tai jūs turite prisidaryti daug archerių ir jeigu dar norite, galite ir barbarianų prisidaryti. Ir tiesiog reikia ieškoti žmogaus, pas kurį kolektoriai dar nėra ištuštinti. Tai va, mes tą ir darom dabar. Šitas nelabai, šitas ne. Šitas ne, nes va pas jį tušti kolektoriai visi yra. Šitas irgi ne. Šitas ne. Šitas irgi ne. Na, va šitas, bet šitas per mažai truputį neapsimoka dėl jo. Jūs turite žiūrėti, kad būtų apie 100 000. Tada apsimokės. Čia va būtų gerai, bet tiesiog yra daug kas kolektoriuose. Na, bet dėl video nenoriu ieškoti, aš tai galim pabandyti. Metam barbarianus iš pradžių. Galima starčeris. Va, ir mes visur turim tai padaryti. Iš visų gražiai sumest barbarianus, arčeris. Kuo daugiau mes jų sumesime, tuo daugiau jie mums padės. Taip, tai dabar galima paleisti ir drakoną, jeigu turite, galite viską leisti. Nepakenks tikrai. Tiesiog aš šiaip neleisčiau, bet leidžiu dėl to, kad parodyčiau video. Šiaip tai neapsimokėtų taip daryti. Reikia žiūrėti, kad lūtas didesnis būtų. Bet va tiesiog galbūt man pavyks paimti ant 3 starų. Va čia dar galima kingą numest, kad jis šituos apdaužytų greičiau. Tai va tiesiog jau tuoj bus 3 starai. Tai va. Nelabai apsimokėjo, bet gal visai ir neblogai. Tai va, ką čia dar parodyt? Tai va, aš esu 7 town hallas. Neužilgo turbūt kelsiu į 8, nes kaip matot, visi defensai beveik maksimum lygio yra. Reiktų truputį taurių pasikelt, bent jau iki gold 3. Ir nežinau, tiesiog. Tai va, likit sveiki, sėkmės visiems.